Visiems iki mano gilesnis, aš esu Adelė ir šiandien su man trečią seriją mano serialą Super žvaigždė. Tai ką, pradedam. Kažkokia tai man ta moteris išliko, nežiūrė keista, nu gal ją paseks, gal nežiūrė kažkokia keistoka man. Kur ten važiuoju, paskui ją nespėjau. Va, ta mašina pagaliau. Nepastebėtų manęs. Tai mano slėptuvėlė. Reikia susirinkti tuos mano visus šautuvus, kad būtų gerai. Dažnas ar tokai yra laboratorija. Reikėtų joje kai ką pasirinkti ir ta laboratorija bus mano. Laboratorija? Tik buvo labai keistu, kai mane kažkokia mašina sekė. Labai buvo panaši į Adelės. Bet jau tiesiog važiavo kažkur. Ką? Čia jos slėptuvė? Ai, nu parsėt prie televizoriaus pažiūrėsiu. Pipu. Alio? O, nu pagaliau tu man atsiliepė, aš turiu gerą naujieną. Tai jeigu tu nežinai, aš esu daktarė. Nu, pagalbos ateišu, kad daktarė. Nu tai aišku, suprantu. Nu tai žodžiu, klausyk. Tavo mama atrado. Atrado mano mamą? Aha, šidai atradom mamą. Dabar yra stojam. Ligoninė. Viskas gerai, jei galvos sutrenkimas jau praėjo, bet jei dabar gerklės skauda, tai aš tiek viskas gerai neperėjau. Ai, nu gerai. Aš net ką dabar norėjau paklausti, kas jeigu, pavyzdžiui, žmogus skauda galvą dabar, pavyzdžiui, man skauda galvą. Tau skauda galvą panašu nuo streso, kad tavo mama pradingo ir taip toliau, tai aš pasiūlyčiau tiesiog nueiti pamiegot, pagulėti. Išgerk arbatėlės. Na gerai, man kaip tik jau miegas išėjo, tai einu pamiegot. Nu gerai, va, pamačiau, kad tau sustiksim dar. Visą gero. Tai gero. Kas čia skambina? Štai. Labas. Nu, labas, pagaliau tu darei man duris. Aš galvoju, aš šią valandą stovėsiu laukti. Primenu, mes gi buvom susidaršę ir susitikti, tai aš atėjau pas tavę. Ai, tai kodėl tu negalėtum reikinti pati darys, jeigu tu turi mano raktą? Pamiršau namie. Na gerai, jeigu pamiršai, tai nieko tokio. Tai gal einame viršų, man pasakysi, nes aš jau. Ir aš norėjau kai ką labai svarbaus pasakyti. Na ir kokią norėjai pasakyti? Nu tai žodžiu, Sakyk. Nu gal tu čia jau labai miegot nori, tai kitą kartą šiandien. Gerai, eikmiu. Labanuk. Spėjau aš jai pasakyti, nu tai džiaugsmo laimės pinigų. Ką aš jau skambinu nuo pačio ryto. Ir man bemiegot. O, vakar neišjungiau šviesos.
Nieko tokio. Daktarė. Labas rytas. Labas rytas, Adėlė, kokia Adėlė, labas rytas, tu lietas. Aš negaliu. Aš pavargau, negi normaliai, net miegojau. Aš nieko tokia, tai arbatas išgergas, o tu dar gerą nueina arba nevai. Tai padaryti arbatą, va ten, va. Gerai. Kažko arbatėlę. Nu, tai žodžiu, klausyk naujienų. Tai žodžiu. A tai ašgi sakiau man padaryti. Ai, gerai, tai žinoma. A to čia palisėjo labai. Penkis. Oi, ačiū. Tai žodžiu, klausyk. Žodžiu, norėjau pasakyti naujieną, kad Godas Austėja kažką planuoja. Nes mes žinojom, kad tavo mama, pagal kameras, mes žinojom, kad tavo mama pavogė Austėją su Goda. Ir nežinau, prie koks Austėja, negi tavo ten nuo vaikystės draugė buvo ir taip toliau. Ne, ką aš žinojom, visi ten rašo apie tai. Ir žodžiu, Austėja su Goda kažką jos abi planuoja kažkokią misiją. Ir reikia kažkaip padaryti, kad reikia kažką padaryti. Žodžiu, aš jau turiu visą planą susigalvojęs, mesgi kameras miesto turim. Nes aš dievai labai gerai bendrauju su tokia policininkė, jinai man viską pasako. Tai žodžiu, tau reikia Apsimaskuoti? Žodžiu. Jo. Tai tau reikia apsimaskuoti, žodžiu. Aš tau parašysiu viską, garso žinutės, kur ten važiuoti ir ką daryti. Gerai, man į darbą reikia. Minutės. Ate. Aha, paklausysiu, aha. Tai žodžiu, klausyk. Austėja yra darželį. Jinai kažką treniruojasi, neaišku, ką jinai ten daro, bet jinai kažką ten treniruojasi. Žodžiu, pagal kameras matau, kad jinai yra darželį ir jinai ten šaudo kažką ir kažką ten daro. Jinai, žodžiu, treniruojasi šaudyti. Ir, žodžiu, tau reikia apsimesti, kad tu pasita esi iš Godos ir tu turi kažką paimti iš Austėjos. Pavyzdžiui, ten kažkoks šautus ar ką ten galima paimti. Tai, žodžiu, va taip. Gerai. Gerai, tai pirmą reikia važiuoti į darželį. Taip, pirmiausia, nuvažiuok į darželį, tenais bus šita Austėja. Gerai. Gerai. Taip gerai bus. Apsimaskuoti. Nuostabiai apsimaskavai, nuostabiai. Tai gerai, iki. Sėkmės man. Labas, čia tu esi Austėja? Taip, aš Austėja, o tu kas? Aš esu Gabrielė, aš esu tokia Goda, tokia pažįstamoji draugė tokia. Supratau, ir ką tave Goda čia pas mane atsiuntė? Ai, tai reikia kažkokius dalykus paimti, jie ten jai reikia. Žinau, atkalbėtai sekundę. Kur tie pinigai, va. Va, imk pinigus. Ir imk šautuvą. Atsargiai tik į mane nešaudykit, prašau. Neperjėkit, tave nešaukit. Tai tau Goda papasakoja apie misiją? Ne, sakė, kad nelabai skuba, tik sakė apie šitos dalykus. Ir viskas.
aš tau papasakosiu apie misiją, ką mes planuojam padaryti su Adele ir jos pinigais. Tai žodžiu, klausyk. Yra mūsų misija. Aišku, tai gerai. Ačiū, kad už misiją, kad papasakoji apie Adelę. Jinai tokia iš tikrųjų ir buvo. Jo, visą laiką nesuprantu, kaip su 20 metų galėjau draugauti. Nu, taigi visko būna, draugystė, viskas keičiasi, tai gerai. Tau sėkmės, tai ir dar noriu pasakyti, kad aš esu tokia kaip mini komanda tokia. Padėsiu kartais ir mūsų misijos, tai yra labai puiku, gerai, iki sėkmės tau. Nu, aš retai būsiu kartais pas jas, kartais matysimės, kartais ne. Gerai, iki. Iki. Man jinai jau patinka. Yes, aš jai patikau. Nu, pipu, pipu, pipu. Alio. Tai klausyk, aš jau viską padariau, tai dabar pasakyk, kur yra ta dabar austėja. Tu, Goda, jūs mačiau su ta austėja, Goda. Nu, suprantu, žinok, aš jau maišau jos ten tokias jau biški priplaukusios savo pasaulį, tai žodžiu. Tai žodžiu, Goda, tai yra, jinai yra laboratorija. Aš nesuprantu, ką jinai tam daro, bet jinai yra laboratorija. Tai gerai, aš važiuoju. Jau ką parašy kažkokį tai žinutę, kur jinai tada po tai yra, gerai? Gerai. Jau liktai šitą laboratoriją pagal šitą adresą. Čia pasistatysiu, nieks nesimatys. Balsas. Visada. Tai gerai. Reikia kažkaip atsargiai pro juodą kelią. Va, į kažkokį tai pro tokį kelią. Čia tu esi Goda. Taip, aš esu Goda. Kas čia tokia? O tau austėja nepasakojo? Ne, man austėja nieko nepasakojo. Tai aš esu jos pažįstamoji tokia draugė ir jinai... Ir aš esu kaip jūsų mini grupelė tokioj, tai sakė tau duot va šitą. Kaipgi fainai. Prašom. Tai gerai, ateik pas mus. Aš tau visai papasakoju apie misiją. Ne, nieko visai nepasakojom. Tai puiku, to aš tau papasakosiu. Nes sakė, kad jinai labai skubėjo tiesiog, tai be. Gerai. Ten sakė, kad pinigėlius davė, tai puiku. Sakė, kad jinai ruošiasi ten kažkur ten šaudyti, ar ką ten daro jinai. Taip, aš įsakiau, kad jai reikia treniruoti šaudyti, nes jinai visai nemoka. Tai žodžiu, klausyk. Mes turim padaryti, kad Adelė... Tai va tokia yra mūsų misija. Tokia ilga, aš šit neužmigau. Tai aš, kad jau neskaičiu. Kiek iš šitą planavot? Mėnesį. Visą mėnesį. Man dar padėjo vienas žmogus tai. Kiek bendrai mėnesį? Vieną ar dvi? Mėnesį, vieną mėnesį. Mes viską tai planavom. Tai... toks gal liktai klausimėlis. Jūs dėl to suplanavot šitą planą dėl to, kad misija ar ten planas, sugalvojo dėl to, kad Adelė, kad tebe būtų tokia populiari? Taip. O dėl ko, kad tai tapo populiari ir viskas? Ne, nes jinai, kada jinai būdavo maža, jinai nebūdavo tokia jau turtinga ir aš šios visą laiką tyčiausi. Ir nes man niekada nepatikdavo. O dabar, kaip jinai atsidarė savo gyvūnų fondą ir man, tiesiog, jinai patapo labai populiari negu aš. Tai gal mėgsta padėti gyvūnam, dėl to gal?
Taip, jinai mėgsta padėti gyvūnam, bet jinai yra turtingesnė negu aš. Dar ta kaip gyvūnų fleflau. Jo, šita veislė ir populiari, žinai, šita veislė yra labai reta. Nu, žodžiu, gerai, man reikia čia kai ką daryti, tai, žodžiu, susitiksim. Ir noriu priminti, kad aš retai būsiu pas jūs kartais, padėsiu kartais ne, nes man tam daug reikalikų bus. Gerai, bet tu man jau patinki. Faina, mergaitė, faina. Na gerai, reikia užėti pas daktarį, kad jinai visą pasakytų, tik reikės taip dabar. Važiuoti ratais kvadratais arba ne ratais kvadratais. Tai reikia paskambinti, kad aš jau artėju. Pipu. Alio? Tai žiūrėkit, aš jau atvažiuoju. Kur tu atvažiuoji? Pas jūs aš jau atvažiavau. Nu tai puiku, gerai. Laukit, ką ateisiu. Gerai. Labą dieną. Oi, labas. Na kaip jums ten sekasi viskas? Gerai, nuostabiai, puikiai. Tai žiūrėkit, aš radau tą pastatą, kur ta nuslėptuvė va tokia va. Matykit. Viešpatie, koks tu baisus. Jo, labai baisus. Tai va. O tai kaip mano mama ten gyvena, jau geriau jai? Jo, jai viskas gerai, jinai sveika gyva. Gali nueit pas ją. Gerai. Labas, mama. O labas, dukrelė. Nu kaip tu ten sveikata, viskas gerai, nes tu šalai? Ne, viskas gerai, tik biškai dabar koščiu. Ir man irgi toks kosuliukas pasidarė, nu toks oras tai vėjuotas ir vėjuotas. Nu tai žodžiu, aš tau dabar viską papasakosiu. Mane pavogė, kaip žinai, jau austėjas su Goda. Bet jų nebuvo tik 2, jų buvo 3. Kaip Buvo supras? austėja, Goda ir dar kažkokia mergaitė su raudonais plaukais. Žodžiu, mane austėja laikė savo namuose pririštą prie medžio lauke. Ir žinai, kas mane išgelbėjo? Mane išgelbėjo austėjos mama. O tai iš kur sužinojo jos mama, tai tu jai parašei? Taip, aš telefoną neturėjau, surišta buvau. Ne, vieną dieną tiesiog austėjos mama vaikščiojo tiesiog kieme ir pamatė, kad kažkokios prie medžio virbės. Ir pamatė, kad aš ten surišta, aš visai jau toks sušalus buvau. Man arbatos davė, tada austėjos mama labai supyko ant austėjos. Ir tada mane Goda paėmė ir jinai mane į kažkokią laboratoriją nuvežė. Aš ten kažką turėjau dirbti. Aš ten padirbau, kažkokį tam sukūriau dalyką, neaišku. Elektrą taisiau. Mane 3 kartus elektrą nudrenkė. Ir va, bet kas man buvo keisčiausia, kad ta 3 mergaitė su raudonais plaukais. Jinai dar blogesnė už Godą. Ir austėja? Taip. Gal jinai bosė? Ne, Goda yra bosė. Nes jinai Goda viską yra suplanavus ir aš žinau jų planą. Kažkoks ant planas bus, jos nori kažką padaryti su mumis ir pavogti mūsų visus pinigus. Jeigu aš viską... Kuriuos tu dirbai, kad tu uždirbti tos pinigus, tu turėjai dirbti 10 metų. Jo, ir dar plius... Aš tai dariau dėl šitų gyvūnėlių, nes jie vaikšto pa visur, be maisto, be šilumos, be nieko. Taip, ir aš ant pat. Ir atidarai savo gyvūnų fondą, o jos ten dažniausios kažkokios, tik apie pinigus galvoja. Tai netgi, aš sužinojau jų visas misijas, ką jie apie mane nori padaryti. Neįsivaizduoju, ką jie sugalvoja. Nu tai žodžiu, klausyk. Ir va, ir jų tokia misija, kad jie tik sugalvoja, visus pinigus netgi nori pavo, kuris tu pasakai, kad užsidirbau beveik 20 000.
pailsimo tiesiog. Tai gerai, dukrelė, važiuojam namo. Nu, tipo, užsidirbau tiek daug. Mhm. Tai va, tai gal jau važiuojam su mano mašina, gerai? Taip, aišku, tu kokia dar. Pagaliau jau atėjau. Nu, kurgi? Kokie žmonės, Valerija. Labas. Oi, kiek tu praleidai, mano brangioji, ateik čia. Neįsivaizduoji, kiek daug atsitiko šiandien. Oi, tu nežinai, kas dar šiandien pas mus kažkokia naujakėlė atsirado. Gabrielė. Naujakė? Na ir kaip tave jinai? Labai gera mergaitė, tai kad nežinau. Oi, nu tai, oi, žiūrėk, aš tau atnešiau naują modelį šitą šautuvą. Kaip gerai, nu tai ateik čia, aš tau kai ką parodysiu. Ai, ir dar plius, aš tau žinai, kas sužinojau apie tą, tipo, tokią Adelę, nu žinai, tą Adelę. Ir žinai, ką aš apie ją sužinojau. Kągi, kad jūsų mama svika gyva ir jinai viską išpasakojo mūsų planą jai, Adeliai. Jūsų mama viską išpasakojo. Kokia jinai nuobodi? Kas čia? Ai, ta vieta, kur pasakoja jo. Žodžiu, vakar jos mama visą laiką kūrė ir ką sukūrė. Čia yra nuodingi dūmai. Ai, čia kur galėsim pavogti jos daktarį. Jo, reikia pavogti tą daktarį, nes tą daktarį per daug jau žino. Tai žodžiu, mūsų planas yra toks, kad tu apsimesi pacientę, kuria yra bloga. Ir tiesiog, kada daktarai išeis, tu slapčia ateisi pas ją, išpilsi šitą dalyką. Jinai nukris ir tu atveši čia. Gerai, tai čia. Mūsų laboratorija. Ir mes galėsime vadovauti kiek norėsim. Ir tai čia bus mūsų planas. Rytoj darysim, nes kaip tik bus labai puiku. Tai gal dabar jau vakaras, tiksliau jau antro nakties. Tai dabar neverta tai daryti. Tai žodžiu, imk šitą dalykėlį iš karto, oi atsargiai. Nieko tokio. Jeigu aš atstoju ant jo, tai man nieko nebūna. Jeigu aš atstosiu, ašgi... Jis tai yra nemadingas, tai ateik. Nu, žinai kodėl, nes aš dėl tokį dalyką, kur tu? Aš tokį dalyką turiu, kad jeigu aš apsinuodysiu, tai man nieko nebus. Nes aš turiu tokį apyrankį, kad netgi nuo nuodų padeda. O nu ką ten tu sakai, pamiršau ten. Na, aš pati jau neatsimenu, žodžiu, einam. Nu tai kad mes šitą planą darysim rytoj, nes jau kaip tik jau mano mama sakė, ai nieko tokio, jeigu truputėlį nueisiu vėliau, ateisiu namo, tai čia sakė nieko tokio. Tai puikumėlis, tai gerai. Koksgi gražus dangus, tu tik pažiūrėk. Jo, ir šiandien yra pilnatis, kaip tik mūsų mėgstamiausias. Čia tik svajot ir svajot. Nu tai gerai. Tai ką, ir pažiūrėk, dar prie eglutės koks gražus. Mūsų mėgstamiausias kaip tokios spalvos. Nu tai ką, rytoj pratęsim mūsų planą. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai buvau aš su jumis Adelė ir mano mama. Iki!